Labadiena, su jumis Remigijus Viršila ir nauja publicistinė laida Lietuvoje gyventi gerai. Šioje laidoje pamatysite aktualijas, kaip galima išgyventi Lietuvoje ir kodėl mūsų šalis yra tokia populiari ir žinoma graži. Taigi visų pirma pakalbėsime apie Lietuvos tautiečius. Lietuvos tautiečiai yra labai tolerantiški žmonės, paprasti, mandagus ir žinoma jie yra... Kur eini lavonas, na? Lietuvoje žmonės, kurie gauna minimalų atlyginimą, susimokėjo komunalinius mokesčius, tie, kurie rūko nusipirkę tabako gaminių, atėję į parduotuvę nusipirkti maisto prekių, jie tiesiog gali uostyti dešrą. Taigi, kuro kainos kiekvieną dieną vis auga. Todėl lietuviai nusprendė padaryti tokį būdą, kad visiems būtų naudinga. Lietuviai tiesiog dalinasi draugiškai, kiekvienas kiekvieno iš savo automobilio kuru. Pamatysite pavyzdėlį, kaip kaimynas skolinasi iš kito kaimyno kurą. Ką tu čia dirbi, kuris dirbi? Čia mano mašina. Kavų? Prašau. Ką, ką? Ką čia dainyčia? Labą dieną, taigi nusprendžiau jūs pakalbinti ir paklausti, ką manote apie Lietuvos atlyginimą? Мне получку не платят, блядь. Я живу вот за 102 евро. То это, мне работу не дают. Вот. И пошла нахуй Литва в пизду. Что мне сейчас делать, блядь? Что? Что мне, блядь? Убрать? По мусоркам лажу. Вот, бутылки собираю, блядь. Что? Мне жить тоже надо. Хлеб надо купить, блядь. Молока. То и то. Ну, так что... Supratom, Lietuvoje gyventi nėra gera. Нема гера. Gerai, su jumis buvo publicistinė laida Lietuvoje gyventi gerą. Su jumis buvo Remigijus Viršila. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.